Ok, tai pristatau savo klientę, su kuria metus laiko dirbau. Mokinau Juliją apskaitos subtilybių. Julija turi ne 1 metai savo verslą ir nusprendė pasinaudoti mano naujai sugalvotą paslaugą, mokinti verslo žmonės apskaitos subtilybių. Ir kodėl tai darau, papasakosiu vėliau. Tai vat, noriu paklausti Julija, kodėl tu nusprendei išmokti apskaitos subtilybių? Negi nėra lengviau tiesiog atiduoti buhalteriai dokumentus, jie viską paskaičiuoja, done and dusted, kam gaišti savo laiką? Kam tau to reikėjo? Labas, Lina, labai malonu, ačiū, kad pakvietei. Kad atsakyti ne per ilgai, turbūt aš iš esmės pakeičiau ne vieną buhalterį per savo 7 kompanijos gyvavimo metus. Ir turbūt ne vienas buhalteris nebuvo patenkinęs mano lūkesčių. Ir visuomet, visus tuos metus aš mokėjau žmonėm pinigus ir taip pat turėjau įdėti ekstra, kaip man sunku lietuviškai šnekėti, ekstra įdirbį, nes aš vedžiau atskirai savo Excelius, kuriuose aš registruodavau išlaidas, nes mano bookkeepingas daromas buhalterių nebuvo pakankamai tikslus ir nors aš mokėdavau už, pavyzdžiui, programą, už buhalterinės paslaugas, už bookkeepingo paslaugas, bet aš negalėdavau naudotis reportais, kurios galėčiau pasižiūrėti, išsitraukti, parodyti savo komandai, sakykime, papasakoti, kokios išlaidos, išanalizuoti, padaryti sprendimus į priekį, suplanuoti pirkinius, išlaidas ir visą kitą. Aš to iš esmės per programą negalėdavau daryti, nes bookkeepingas nebuvo švariai vedamas ir ten buvo tiesiog padaryta, ta prasme, buvo daroma, kad tiesiog vesti. Ir tai man neduodavo jokios naudos. O aišku, Excel'ai nėra labai paprasta vesti, kai tu esi užsiėmęs business owneris ir tu turi atlikti dvigubą nedarbą, kad gauti kažkokį rezultatą. Tai dėl to aš ir mano svajonė visą laiką buvo tokia, kad aš galėčiau išmokti daryti bookkeepingą ir suprasti daugiau reportus, analizuoti juos ir per 1 sekundę išsitraukti bet kada man reikia ir parodyti savo komandai, išdiskutuoti. Ta prasme, man šiuo metu neužtrunka daug laiko, bet ką pasitikrinti, bet ką pasižiūrėti ir tos pačius screenshotus pasidaryti ir iš viesą parodyti savo timui ir pabendrauti apie tai, kokios mūsų išlaidos, kas darosi su kompanija, kaip mes augam ir visą kitą. Tai labai džiaugiuosi, kad pasidalinai, tai aš tik kaip jo irgi kiek atsimenu, tai pat ir pasakojai, kad žinau ir mokėjai buhalteriam ir su jais daug tenais aiškindavaisi apie išlaidas ir kokios išlaidos buvo patirtos, bet pati pasakojai, kad darydavaisi tas Excel'o lentelės, tai praktiškai ir mokėdavai už apskaitą, bet dar pati sėdėdavai ir darydavaisi. Ir dabar aš taip suprantu, kad viskas yra viename, susimėtai bookkeepingą, už kurį nereikia jau mokėti ir tuo pačiu įsigalina į save ir tiesiog gebi persižiūrėti bet kokias ataskaitas su vienu paspaudimu. Tai tai jo, toks tikslas mano ir buvo, kaip aš galvodavau, kad noriu išmokinti apskaitos direktorius, tai mano tikslas buvo daugiau jų, kad jie galėtų žiūrėti ataskaitas, net jeigu jie patys nedaro arba nedarys bookkeepingo ateityje, jie yra profai tame, jie žino, kas tai yra ir jie gali savo laisvai žiūrėti savo ataskaitas. Ar dar buvo kokios nors naudos, taip, jeigu taip įvardintum, kokios naudos turėjai iš tų mūsų mokymų? Naudos iš esmės aš išmokau priduoti ir VAT ataskaitas, ar ne, žinau, kaip daryti payroll, bet vėlgi aš turiu pasirinkimą, žinau, kaip viskas daroma, bet aš turiu pasirinkimą kažko nedaryti. Tai, pavyzdžiui, aš renkuosi, galiu rinktis, ką man daryti, ko nedaryti ir aš žinau detaliai, kaip viskas daroma. Tai tas yra fainai, tas man labai patinka, nes aš esu in control, kontroliuoju situaciją ir
Man naudinga tai, kad užtrunka visą tai man tik tai 15-30 minučių, bet dar su papildomais dalykais. Tai bookkeepingas išvis man turbūt užtruktų gal tik tais, nežinau, 50 minučių per savaitę. Aš darau tai kiekvieną pirmadienį, skiriu tam maksimum pusę valandos ir aš viską pasidarau. Tai tas ir yra didžiausias benefitas, kad tu įdėdamas labai mažai laiko per savaitę, tu gauni grandiozinius rezultatus ir tu realiai matai savo darbo vaisius. Nes mes, kai pradėjom dirbti praeitais metais nuo balandžio, tai jau po 2 ar 3 mėnesių aš mačiau realius rezultatus, pokyčius to viso bookkeepingo proceso mokinimosi ir aš tikrai dabar laukiu jau pabaigos kovo, kai aš išsitrauksiu visas lenteles ir visus metus aš turiu reguliarius savo team meetingus, aš per kiekvieną mėnesį, kiekvieną meetingą parodau komandai, kaip mums sekasi, kur mes einam ir labai laukiu parodyti viską, kas buvo padaryta per metus, nes jie žino, kad aš mokinausi, noriu pasidalinti ir taip pat, ką aš norėjau pasakyti, aš noriu išmokti planuoti į priekį, noriu išmokti persižiūrėti praeitus metus, išanalizuoti ir suplanuoti pagal, pavyzdžiui, išlaidas ar ne, suplanuoti išlaidas. Tai čia mano toks turbūt sekantis tikslas, išmokti planuoti savo išlaidas labai kaip precisely, aš nežinau kaip pasakyti. Subtiliai. Aš irgi tiksliai, labai smulkmeniškai. Taip. Tai, Julija, nes mes, kai kalbam apie metus, tai čia gali pasirodyti, kad mes čia mokinomės, sunkiai vargam ir taip toliau. Po kiek sesijų tu pasijautai, kad man visai gerai, jaučiu dabar jau, kad darysiu ir sugebu? Nežinau, man atrodo, kad aš po pirmos sesijos jau supratau, kad aš darysiu ir sugebu ir turbūt po 2 arba 3 sesijų jau tikrai aš žinojau, kad mes einam teisinga linkme, tik tais reikėtų įgūdžių, nes čia realiai praktika labiau lemia, aišku, tu turi turėti žinojimą, ką tau daryti su tais visais ten skaičiais ir kaip juos judinti, bet iš esmės tai praktika ir viskas praktikos metu per kažkokias klaidas ir paaiškėja. Tai man atrodo, tas metai laiko ir yra tas, kad tu kaip tiesiog nusistatai savo tą laiką ir tu realiai tai praktikuoji, nes vien nes čia esmė ir yra su praktikavimu, nes aš irgi galvoju, tai tu tikrai buvai mano pirmoji klientė, su kuria šitą paslaugą aš teikiau, aš niekada nebuvau tokios paslaugos teikusi ir aš galvoju, mūsų ta pirma sesija buvo, tu taip supratai, viską pasidarei, 2, 3 ir aš galvoju, tai čia kaip čia toliau, kaip viskas vystysis, kaip atrodys. Bet tu labai gerai pasakei, tiesiog reikėjo praktikuoti, paskui buvo kažkokių klaidų, iš tų klaidų, žinai, kaip nedaryti, bet realiai praktiškai 1, 2, 3 sesijos žinai, ką daryti, o paskui tik tais praktika ir tiek. Ja. Tai ką galėtum pasakyti kitiem verslininkam, kurie yra verslo savininkai ir kurie, kaip aš sakau, sėdi Excel'yje, skaičiuoja, susivedinėja, moka buhalteriams daug už paslaugas. Ką jiems galėtum pasakyti? Žinai, gerai, jeigu dar kažkas skaičiuoja Excel'uose, nes yra žmonių, kurie tik ant popieriukų rašo ir veda tik, aš esu ten jau daug metų, sakau, vienai pažįstamai, sakau, įsigyk tu booking sistemą ir tau nukris darbas nuo pečių, bet ne, žmogus vis tiek rašosi ant popieriukų. Tai aš manau gerai, kad jau bent kažką Excel'uose žmogus skaičiuoja, bet aišku, aš, pavyzdžiui, esu technologijų žmogus, aš labai mėgstu visas technologijas, viskas, kas nauja, aš labai gerai susitvarkau su software'ais visokiais, labai myliu juos ir jau labai seniai ir aš manau, jeigu
va tas polinkis yra ir šiaip norisi turėti efektyvesnį biznį, kuris dirbs tau pagal Pareto taisyklę, ne, 20% pastangų ir 80% rezultato. Tai aš manau, čia yra vienas iš geriausių būdų investuoti į tam tikrus softverus, kurie pagelbės su darbu ir investuoti į tą mokymą, jais naudotis, ne? Ir praktiškai labai daug darbo jau bus atlikta. Nu, ir aišku, tai turi būti kaip įprotis, ar ne? Tas darbas turi išsivystyti į įprotį, nes jeigu tu tai darai pastoviai, kiekvieną savaitę tą patį veiksmą tu atkartoji, jis tau eina į įprotį, tu žinai, kad tu darai ir tau tai užtrunka 50 minučių, o neužtrunka ten 3 dienų metų pabaigoje viską raunant plaukus iš galvos tvarkyti, daryti. Tai va tas ir yra turbūt pastovumas, aš manau, čia ką aš linkėčiau visiems mokytis ir įdiegti tą įprotį į savo gyvenimą ir tikrai gyvenimas palengvės. Taip, tai ačiū tau labai, nes mano tikslas yra, kad žmonės įgalintų. Aš vėlgi, kaip sakau, visą laiką žinios mumis įgalina, žinojimas mums suteikia pasitikėjimo, pasitikėjimas duoda daugiau energijos, pasitikėjimas mumis veda tolyn, mes galim lipti į kalnus. Tai va, tai taip, žinojimas, mokėjimas, valdymas savo sistemos, o finansai yra verslo didžiulė dalis. Tai va, tai tikiuosi, kad atsiras daugiau norinčių žmonių šitą finansinę pusę įvaldyti. Tai ačiū tau, Julija. Ačiū tau.